Netikėtai randi to, ko neieškai, ieškojau tai žemuogių, o daugiau radau voveruškų. Teko kepurę įsidėti. Ėjau jau čia ir anksčiau, bet dar nebuvo tiek medžių priversta. Matosi ir šviežiai išgriuvusių. Ir čia jau seniau paklotų. Ir dar žaliuojančių, vėjas kai įsibėgėja, ten yra kirtimas. Medžiai nebeatlaiko. Ir sugriuvo. O man ten reiktų praeiti, nebepraeisiu, reiks eiti kitur. Ai. Va tas vėjas nekabėjęs, kiek privertė. Nebepralysiu aš ten, o ten toliau upelis teka. Man ten reikia praeiti, gal rasiu kitą praėjimą. Bandysiu. Priėjau upelį, o čia bebrai užtvenkė. Upelis visas patvinęs, būdavo per žingsnį. Dabar gausiu eiti iki pat Kurtuvos, kad praeičiau. Per Astatę nenoriu balansuoti, o taip ir galvojau, nes toliau upelis vos teka, o čia patvinęs kaip reikalas, tai jau čia bebrų darbas. Būdavo ir žvėrių takelių, bet dabar nematyt. Žvėris irgi eina aplinkui, nes nors jis yra seklus, negilus, bet vis tiek vandens plotas nemažas.